Labą dieną. Tai ką, randuosi Čipas tuningę. Dabar yra 11:30 ir laukiu savo eilės, kada užsiimčiau žvėrių, šio guolių. Šiandien lyja, grynas ruduo, tai gal prasuks ratus. O šiaip, nuotaikos super, labai laukiu, labai noriu, tikiuosi greičiau. Labai daug mašinų čia kieme. Mama, tai bus mano eilė. Hekina mainframe mano. Ir viskas. Tik toks darbas. Šitą dalykų taip blėt spogas išdygo. Pašiausiai laukiu, kada baigsiu darbai. Kadangi šiandien dar dirbt turėsiu. Tai blogiausia dalis, bet nieko. Test drive'ų laiko bus, filmavimai laiko bus. Tik reikia pakentėti. O kol kas... Ne, normaliai, tik reikia laukti apie pusvalandį, kol pradės kažką daryti, o tas pradėti yra paimga kompą ir siunčia sistemą. Šitie lietnykai gotta go, eik tu, kokie šlykštus. Fu, jau. Vėliau šį video reikės parodyti, ką montuosiu. Iš tiesų, kai bus sezonas, nes dabar visai nemetus nuėjim ratam, tada reikės padangų, kitų šūdų, tai unboxingas bus, įsivažiuosim labiau, nes dabar tokie sidequestai visiškai, kur lemputės, filtrai. Čipas. Laukiu pamatyti, nes čia... Hebra. Taip nesidaro. Kol kas tiek laiko užtruko, progresas į pabaigą. Hebra, Porschas. Nu ką, geros žinios, darbai baigti, metas padarytas drive'ą. Bandysiu šio POV irgi, kilovatą turėtų būti apie 103, ant stendo nebuvo prasukta, bet ties tom orientuojamės, taigi metas. Žiūrėti, kaip bus. O, šūdas. Kokį debesį dėjo jisai. O, šūdas. Holy shit. Sorry, bus garso kokybė šūdina dabar. Пиздец.
O taip. Eik į šią bamblį. Nebandyk atmyti. Taigi atvyko dalys. Ne visos, toli gražu. Bet čia yra esminės jos. Tai yra ratai, slenkščiai. Okay. Unboxingas. Ir ne, Ozo ratlankiai su didžiu Ozo. Yes. Tokie lediniai ratukai. Lediniai, ir blizga gražiai. Metas eiti prie slenkščių. Gražiai patraukus. Šūdas šnepėlis. Oba. Čia atidaryta. Bliama, kaip nesinori šitą nulobnis, labai patogiai jinai rankina tokia iš lipduko, bet ką padarys? Su viena ranka šikna kasytis ir galima. Šį pazą nežiūrėjau, net nežinau, ko tikėtis. Aišku, tikėtis slenkščių reikia. Štai. Yra papildomų detalių kalnas. Ko dar norėt žmogui? Neblogai. Visai neblogai. Iš kitos pusės yra dvipusė juostelė, kurios neužteks. Reikės dar ir, nežinau, kokio silikono dar kažko, kad priklijuot geriau prie kėbulo. Ypač šitais vakantais, nes čia biški karščio, biški šalčio ir atsilupti tikrai. Tai gerai, šiaip bendras vaizdas. Fainai. Sveikučiai visučiai. Taip, vėl su telefonu rankoje, vėl filmuoju, vėl aš mašinai. Labai bus keista turbūt matyti, kai vieną kadrą aš su Brizonu per apsiniaukusią dieną, kitą kadrą aš jau sumaikėjau saulėtą dieną, kitą dieną aš jau sustriukę apšė šaltą tamsią dieną. Nesmė. Taigi prie to, ką unboxinau, ką aš suparodžiau, ratai taip kažkaip turėtų atrodyti, kaip pridėjau jo šalia automobilio dėl bendro vaizdo. Ir turėtų atrodyti įdomiai. Galų gale viskas su jais bus gerai. Toliau slenkščiai, jie bus taip pat kaip ir buferis, kurio aš dabar laukiu, jis yra užsakytas, kai gausiu parodysiu. Dažomas, nes kaip matėte, jie yra juodi, jie yra standartinės spalvos. Ir tam aš buvau apsilankęs Firanto dažuose ir nusipirkau flakonėlių. Nusipirkau tiek grunto, lako ir net kempiniuką, kad galėčiau patrinti ir viską švariai, gražiai paruošti. Ir dabar neišvengiamas klausimas, ar buvo verta čipuoti. Kodėlgi ne? Nepigus darbas yra, palygina, kad kaip matėte, tiesiog pajungė kompą, įrašė ir viskas. Galų gale praėjo beveik mėnuo nuo to čipavimo, gal net daugiau iš tiesų. Ir ką galiu pasakyti, suka ant sauso net iš antros poros ratus priekinius. Žvėris. Aišku, čia ratai yra labai baisu 15 colių, bet nesmė. Užbėgs įvykiam už akių. Šis variklis nėra pats geriausias čipavimui. Taip, 1.9 varikliai yra tikrai labai geri čipavimui, mes tą žinom. Jie yra patvarūs, bet šis būtent 77 kW Blue Motionas, jis nėra pats geriausias. Jeigu per daug jame galios yra, jis mėgsta išspjauti švaistiklį per bloką variantas. Ir taipogi turbinos nėra labai geros. Bet gal dėl to padės mano įdėtas filtras. Gal nesivakumuosinai, gal taip, gal ne. Nežinau, ar tas filtras kažką darys, bet tiesiog aš jau norėjau čipavimo procesui. Taip, automobilis iš ties tapo tik labai smagus. Galiu tą patvirtinti, kadangi aš jį dabar gręžiu. Apsimok. Bet jeigu jūs norit, šiaip kad reikėt, nereikia. Norėt, galima. Pridėsiu, bet ką aš noriu pridėti. Kuro sąnaudos išliko tokios pačios, gal net šiek tiek blogesnis, nes dabar norisi biškį spustel, kad būtų įdomiau vairuoti. Nu ir toliau tiek. Ši serija labai paprasta, trumpoka, o par to kas laukia. Anksčiau paminėjau buferį,
bus ir buferis. Dabar jis yra užsakytas, jis man yra gaminamas. Kodėl nusipirkai tiesiog dėvėto? Nes jis dėvėtas. Dažniausiai mūsų drožti negražus ir dar turbūt ne tos spalvos, kokio man reikia. Užsakiau normalų iš Performance Fellas ir laukiu labai ilgai. Apart to, reikės dar padangų ir coiloverių ir jau bus negalutinis tikrai, bet šioks toks vaizdas, kurio aš norėjau šito golfo. Bet laukia dar daug darbų. Vienas šių durys. Ir jų pamušalai, apmušalai, kaip čia jau, apmušalai. Bet priekiai yra labai blogai, šitoje pusėje irgi yra blogai. Tie, kas turi Volkswagenus, turbūt žinot, gal net ir audinės, kad čia viskas šitas figne atsilupa. Taigi, pabandysiu padaryti tokį prikolą, kad užsisakysiu iš AliExpress medžiagą, kuri bus dvipusė ir aš išardysiu duris ir pabandysiu sudėlioti, kad būtų su ta medžiaga vietoj šitos. Gal sueis, gal ne, bus matyti. Geros žinios, labai, ėjau techą ir praėjau. Iš pirmo karto šis automobilis praėjo be jokių problemų. Nei vieno minuso, nei vieno niuanso. Žodžiu, techo darbuotojas net sakė, dūmingumas 0,27. Taip, atrodys keistai, nes aš čipavau. Matysit, kad kai čipavau, dūmų buvo žiauriai daug. Reiškia, aš tiesiog automobilį prapučiau pagaliau. Bet šiaip po to, važiuojant, visiškai nėra dūmų. Tokių, kokius matėt anksčiau, niekados daugiau negavau tokio debesio. Tiek darbų su Golfu šiam kartui, nedaug, bet dar seks tikrai daugiau. Negana to, čia nebus vienintelis automobilis kanale. Turėtų pat atsirasti ir daugiau mašiniukų, bet šiaip kontento bus, tikrai bus. Apačioje video bus taip pat timestampai, kad jeigu kažkas kažką norės specifiškai prasukti, aš susirast, nekėjimas nesąmonių, remapas, UV, taip toliau. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Šalta daros. Labai noriu ratų naujų, bet jau sezonas grinai ką tik pasibaigė. Jau net rudens lapai nukrito, tai ačiū už dėmesį.